Taip, aš norėčiau pakomentuoti teisinius ir policinius šito mūsų aptariamo incidento aspektus. Kadangi esu ir iki šiol susijęs su teisėsaugininkų švietimo projektais, aš noriu atkreipti dėmesį į tokį dalyką. Nukentėjusiam Domui atrodo tas šito incidento registravimas kaip apiplėšimo. Iš principo kaip vagystės natūralus dalykas, bet jį taip įtikino policija, bet man tai netrodo natūralu. Tai prieštarauja tarptautiniai civilizuotų šalių praktikai. Ir aš todėl trumpai noriu ir apžvelgti šitą praktiką, kuri susiklostė mokantis iš ne vieno dešimtmečio patirties. Mano klausimas būtų, kaip ar iš viso mūsų visuomenė ir konkrečiai mūsų institucijos, teisėsaugos institucijos yra pasirengusios identifikuoti ir reaguoti į vadinamuosius neapykantos incidentus ir neapykantos nusikaltimus. Tai nėra vienas tas pats. Nusikaltimas yra šiek tiek stipriau, ne? Tai kas jau pagal tam tikrus straipsnius yra inkriminuojama. Incidentai yra šiek tiek švelniau, tai tam tikrai elgesio tipai. Kaip galime įsivaizduoti, nukenčiantieji nuo neapykantos nusikaltimų turi daugybę priežasčių nepranešti apie patirtą smurtą. Paprastas pavyzdys yra imigrantai, kurie gali nemokėti kalbos arba neturėti dokumentų, su privalomu bijoti, bet kokių kontaktų su policija ir taip toliau. Kai kuriems žmonėms pats nukentėjimo faktas gali atrodyti žeminantis, o pasakojimas labai skausmingas ir traumatiškas. Tai gali būti viena iš priežasčių nepranešti. Todėl iš tikrųjų yra konstatuojama, kad daugybė neapykantos incidentų yra tiesiog nepranešama. Mes nežinome, didžiulis tas latentinis procentas latentiško, reiškia nusikalstamumo šiuo atžvilgiu. Ir taip pat pastebėta, kad teisėsaugos tarnybos, ypač vietinio lygio, yra linkusios nutilėti neapykantos incidentus arba sumenkinti jų reikšmę, nes vadovai baiminasi, kad tai gali sukompromituoti ir jų įstaigą, jų ten apylinkę ir taip toliau ir panašiai, gali kirsti per algą ir panašiai. Tai va, tai šitos dalykus reikia turėti omenyje ir šiuo atveju mes turime kaip tik su tokiu atveju, aš specialiai aiškinuosi, tarp kitko ir vidaus kanalais, kadangi turiu šiokią tokią prieigą, kad čia šiuo atveju mes turime su būtent tokį mėginimą neutralizuoti, nes paprasčiausiai yra per daug jums per didelis krūvis. Iš karto registruoti. O suprantama, kad būtent registracija ir statistika yra esminis mechanizmas, ir būtent teisėsaugos institucijų statistika yra esminis mechanizmas, pagal kurį galima diagnozuoti ir įvertinti mastą, grėsmę ir tendencijas. Tai yra esminis mechanizmas, jokio kito mechanizmo nėra. Jeigu mes nematom statistikos, mes negalim daryti jokių išvadų. Tai dabar man jūs atsakyti į klausimą ir aš čia kreipiuosi ypač į žurnalistus ir tarp tikro rekomenduoju tikrai pasidomėti tam pačiam komisariate, antrajam atrodo, reiškia, tiesiog paklausti, kodėl šitas įvykis buvo registruotas kaip plėšimas, išgirsite įdomių atsakymą, aš pats bandžiau tikrai įdomu. Tai kaip įvykis registruotas kaip plėšimas gali kaip nors, reiškia, atsispindėti bendroje statistikoje, kai mes domimės, pavyzdžiui, neapykantos incidentų ar neapykantos nusikaltimų mastu. Tai nesimatys iš to dalykus, suprantama. Dar pridedam visus tos latentiškus, kurių šis nesimato, tokiu būdu mes niekada negalėsime diagnozuoti situaciją. Tai šitas dalykas jau ne kartą konstatuotas ir keltas, manau, kad prie jo bus grįžta ir iš tikrųjų yra problemos su statistika, su registravimu. Antra vertus, su policijos veiklos reglamentavimu yra labai daug problemų, nes yra labai neaiškus reglamentas, kaip turi elgtis pareigūnai tokiuose situacijose. Tačiau civilizuotose šalyse labai akcentuojamas šitas būtent registravimas, identifikavimas ir liudininkų nukentėjusių parodymų dokumentavimas, nes tai yra esminis mechanizmas įvertinti patirtį. Taip pat turi būti kreipiamas ypatingas dėmesys į neapykantos
išpolius, neapykantos kurstymą interneto erdvėje ir viešojoje erdvėje. Ir čia jau mes turėtume kalbėti labiau apie neapykantos incidentus. Tai yra būtent tokie elgesio tipai, kurie nėra reglamentuojami arba nėra baustini pagal baudžiamosius kodeksus, bet yra vertintini kaip neapykantos incidentai ir taip pat reikalauja tam tikrų prevencinių veiksmų. Tai būtina daryti, šitas prevencinis darbas yra būtinas dėl to, kad yra žinoma, kad neapykantos nusikaltimai bei incidentai pasižymi tendenciją plisti. Taip yra. Ta prasme, galima sakyti, kad Lietuva yra geresnė už kitas šalis ir čia to nebus, ta prasme, čia pavieniai nesusipratimai ir taip toliau, bet faktas yra toks, kad šitie incidentai turi tendenciją plisti.